Mums nereikia primestos garbės, kad mes esam tokie, mes čia tai pasiekėm. Nu, pasiekėm, tai pasiekėm. Važiuojam toliau. O ką pirmadienį? Bet miestas praranda gyvybę, praranda ir laiko prasme ir viską. Ir mes dabar turime aklavietę. Mes nežinom, kur dingti ir ką daryti. Ir paveldas taip, bet mes turim reaguoti. Nebijau to pasakyti, yra gėda. Ir ta jo aplinka ir tai, ką jis įkūrė, aš išvelgiu didžiulę grėsmę Lietuvai ir džiaugiuosi, kad mes reaguojam. Sveiki, jūs žiūrite tinklalaidę Memeltalk apie Klaipėdą ir žmonės, kurie kuria mūsų miesto istoriją. Šiandieną svečiuose jau dabar klaipėdietis, renginių vedėjas ir dabar madinga sakyti visuomenės veikėjas Remigijus Žiogas. Tai sveikas, Žiogai. Labas, Antanai. Jau dabar klaipėdietis? Ką tai reiškia? Gimtasis kraštas šiek tiek link Žemaitijos, bet, Širdis yra Viekšniuose vis dar, bet aš gimiau Klaipėdai. Aš esu tikras klaipėdietis, klaipėdiškis. Tėvai gyveno Naujoje Akmenėje, komplikuotas nėštumas išvežė į Klaipėdą, gimiau Klaipėdoje, grįžau į Naująją Akmenę. Ten praugau iki 12 metų ir tada į Viekšnius. Ten mano paauglystė, meilė tam miesteliui, gyvenimui, tam ritmui. Bet visada žinojau, kad aš grįšiu į Klaipėdą. Gimiau Klaipėdoje, čia liksiu, čia ir mirsiu. Klaipėda yra mano miestas. Tai Vilnius tavęs nepasiims. Ne, daug klaipėdiečių pasiėmė, daug draugų išvažiavo, jų karjeros sekasi labai gerai, nes Vilnius tikrai yra galimybių miestas, bet man ir Klaipėda yra galimybių miestas. Tik tais rankos, kojos, galva yra mūsų įrankis, o kur tu esi, tai nieko nekeičia. Šiaip tavo istorijos žiūrint, daug kolegų, kuriuos mes matome toj, sakykime, estrados pusėj, jie vis tiek kažkur tais aplink čia, ne visi jie Vilniuje gyvena. Ne, bet didžioji dauguma, tie, kurie, kaip vadinasi, ant bangos, tai jie yra Vilnius, Kaunas, žinomiausi influenceriai, atlikėjai, jie ten gyvena. Nes ir darbas taip skirstosi, patogi lokacija, ne tik gyventi, bet ir važinėtis. Kaip norim taip, bet kartais tie 300 kilometrų tikrai veikia, kai tau skambina iš televizijos ar atvažiuosi dėl 15 minučių. Ir tu supranti, kad tas 15 minučių tau kainuos visą darbo dieną. Nes nuvažiuoti 3 valandos, grįžti 3 valandos, pasifilmuoti Vilniaus kamščiai, jau ritmas, kažkur stot pavalgyti visą dieną dėl 15 minučių. Tai įsivertini. Todėl ta didžioji dauguma žinomų žmonių ir gyvena Vilniui ir Kaune. Juolab, kad darbas televizijoje, tai kitaip ir nepadarysi. Bet taip yra altruistų, kurie mes ir migruojam, važinėjamės ir dirbam šitą darbą. Nemažai atlikėjų. Paimkim geografiškai, kai samdo tave ar tavo komandą iš 3 karalių, ar samdo tą pusę už Vilniaus? Ar vis dėlto daugiau ta geografija yra iki Vilniaus? Matai, už Vilniaus jau Minsko plentas ir jau Baltarusija. Ir dabar prieš porą savaičių buvau už Vilniaus, yra gražių sodybų ir samdo. Nėra vietos, nėra vieta. Dabar pagrindinė vieta yra Instagramas, yra socmedijos, Facebookas, TikTokas, kitos platformos ir ten kaip save pozicionuoja, taip ir samdogi. Nėra, kad jis iš Klaipėdos, mes jo nesamdysim. Ne, tai nieko nekeičia. Darbas yra darbas, o kur tave kviečia. Vienais metais buvo mūsų šūkis Molėtai pirmyn, nežinau kas buvo, bet visą vasarą į Molėtus važiavom iš Klaipėdos. Ir migruojam mes kaip tikri čigonai. Toksai cirkas išvažiavo su visais klaunais ir mes po visą Lietuvą duodamės. Bet kaip yra gera grįžti į Klaipėdą, kai yra šeštadienis, atidirbai šeštadienį, gerą emociją gavai ir tu grįžti į savo namus ir saulė kyla ir tu matai, kad tavo miestas. Tu grįžti, turi visą sekmadienį ir mėgaujies tom. Tu į Klaipėdą parvažiavai studijuoti. Kada supratai, kad jeigu visos galimybės leis, jeigu neįsiu šitą įprastinį ritmą nuo 8 iki 5,
Aš jo niekada neturėjau, aš esu labai dinamiškas žmogus, mano rutina yra tokia, kad rutina be rutinos. Daug veiksmo, daug visko ir aš niekada neįsivaizdavau, kad toks darbas yra įmanomas mano gyvenime nuo 8 iki 8. Aš tikrai esu visuomenininkas, aš esu kūrėjas, man yra svarbus jausmai, kūryba, man svarbus yra Dievas, mano šeima, su vaikais turėti ryšį ir aš turiu tam skirti daug laiko, o nuo 8 iki 5 skamba kaip rimtas įpareigojimas. Yra žmonės, kurie turi rutiną, discipliną, jiems yra įprasta, jiems taip tinka, man taip netinka. Aš esu šiek tiek kitoks ir tokių daugėja ir tom džiaugiuosi ir visada turiu būti veiksme. Ir šventajam rašte yra parašyta, jeigu Dievas davė talentą, tu negali jo užkasti ir saugot kažkam. Tai jeigu aš turiu gebėjimą jungti, gebėjimą dalintis, būti su visais, aš tom ir naudojuos. Man tai patinka. Kalbant apie tavo karjeros pradžią, kadangi tu klausimų neskaitai, toks tai manau bus netikėtas klausimas, bet mažai ypač šiuolaikiniai kartai žinoma, kad tu turi sąsajų su tokia grupė Rugiagėlių berniukai. O dievai. Kuris tenais per etapas buvo ir kodėl taip mažai, kur galima, apart vieną vaizdo įrašą radau, kad tikrai patvirtino, lygtais, kad tenai žiogas. Taip, aš yra 2002 metų įrašas YouTube'ai, Eurovizija, turiu laivelį mažą. Taip, tai buvo 2001, tai yra 2001 ir 2002 ir 2006 metų periodas, kada priklausiau grupiai Rugiagėlių berniukai, jai vadovavo Haroldas Šlikas, dabar jisai yra ir prodiuseris, dainų kūrėjas, turi savo įrašų studiją, kitaip jisai dirba ir turėjom labai gerą laiką, buvo labai įdomi patirtis, kadangi giedojau bažnyčios chore, esu ateitininkas, tai intonuoju, kai yra antras balsas, tai nesijaučiu, kad kažką pro šalį darau. Buvo labai įdomu iš tikrųjų, spalvingas pavadinimas, esam koncertavę Rebens Factory ir ne vieną kartą, bet ta grupė buvo ne apie tai, tai buvo tiesiog popsas. Popsas, kurio tada reikėjo prieš 20 metų. Tai prieš 22-3 metus. Tokie buvo laikai, buvo įdomu. Ir tada prasidėjo renginių vedimas ir natūraliai gavosi taip, kad jis užėmė didesnį mano gyvenimo dalį nei koncertavimas, tai reikėjo rinktis. Ir aš supratau, kad mano talentas yra viskas renginių vedimas, renginių organizavimas, į tą išėjau. Nes man yra svarbu emocija ir aš visiems sakau, kad yra svarbiausia gyvenime emocijos ir prisiminimai. Ir kokius tuos prisiminimus mes visi kūrėm. Tai yra didžiulė atsakomybė. Ir tai, ką mes dabar darom, irgi bus prisiminimas tiek tau, tiek man, tiek anapus ekranų žmonėms žiūrintiems. Jie skirs laiką, įvertins, tai vertinkim laiką ir prisiminimus. O iš ten tikrai labai gražus prisiminimas iš tų laikų yra. Buvo fain. Dabar mačiau tavo Instagrame, kad vis dažniau tave galima rasti muzikos įrašų studijoje. Ar jau gali atskleisti, kas ten projektas bus, ar naujam sezonė jau kaip kolega Gyti Šimilionį žiogą galima ir kartu su muzikinė programa pasamdyti? Ne, tiesiog dalyvavau tokiam projekte Du balsai viena širdis su dukra. Prieš tai vokalo pamokų pas Tepą Jonušką, ten jau turėjau dainų, tai aš kai vedu renginius, jeigu nėra atlikėjo, aš atlieku keletą kūrinių. O dabar esu pasidaręs įrašų studijoje, pusės valandos programą, visų laikų geriausi lietuviški hitai ir jeigu ne tokių renginių bus, kai tu vedėjo, nėra atlikėjo, tai tiesiog sustiprinsiu savo programą. Kad aš būsiu atlikėjas tikrai ne, bet man giedoti, būti tame dainoje, giesmėje man labai patinka ir vokalas tai leidžia, tai kodėlgi ne? Dar kas mažiau, nes kadangi apskritai mano pats pirmas interviu Klaipėdoje buvo su Žiogu, aš įmesiu linką, bet apie Žiogo karjeros pradžią esam apšnekėję, bet mažiau yra tas etapas, kada atsirado 3 karaliai, jau kada susiformavo komanda, kada nebeliko vieno vėliavnešio.
Visada yra lengviau daryti keliese, bet visi anapus ekrano įsiminkit, kad lengviausiai dalinasi iš vieno. Tai mes susikūrėm 2006 metais, sausio 6 per 3 karalius, todėl ir toks pavadinimas, nes buvome 3 karaliai. 3. Aš, Žiogas, Dovydas, Dovydo žvaigždė ir Tomas Mauricas. Tai buvom 3 ir susėdom prie stalo, jau prieš tai 3 metus veikėm atskirai, jau turėjom renginius, bet susivienėme tam, kad paprastiems žmonėms sukurti karališką pramogą, kad žmonės jaustųsi gerai, patogiai ir kaip niekada kaip tikri karaliai savo šventėje. Toks buvo tikslas, toks jis ir tebėra, kad žmonėms suteikti tą galimybę tikrai pasijausti šventės karaliais, kad jiems būtų gera, kad būtų gera prisiminti, kad žmonėms būtų gera. Ir tai buvo 2006 metai ir nuo tada jau mes šiemet yra 26, tai 3 karaliai švenčia 20 metų jubiliejų. Taip. Tomas turi dabar savo įmonę, Dovydas turi savo įmonę, aš likau prie 3 karalių ir turime didelę vedėjų komandą, tau pačiam nepaslaptis. Ir tą darom sėkmingai 20 metų. Kodėl sėkmingai? Todėl, kad mes tikim to, ką mes darom. Ir jeigu tai būtų dėl pinigų, tai yra kur kas geresnių alternatyvų, statybos. Ir šiaip dabar aš nežinau, kiek jūs, jeigu visi išėjote atskirai savo vėliavnešiais, tai ir tada buvo tas asmenybės, bet ir dabar vienijate asmenybės, kurie neužsiima vien tik tais šventinių renginių vedimu, sakykime taip, tiek kolega Aurimas Cibulskas, tiek Vilius Regalas. Kaip jūs pasiskirstote duotais, nes dažnai matome bent jau miesto renginių vedime, dirbate duetais, bet tom pačiu, kur 2 labiausiai, sakykime, atpažįstami iš jūsų komandos veidai, tu ir Vilius, aš nesu matęs mieste jūsų dueto. Tai kaip jūs tais duetais pasiskirstot, kaip ta dinamika vis atsiranda? Tada blogai stebi mediją, nes mes su Vilium ne kartą esam vedę rugsėjo 1 Klaipėdos mieste, teatro aikštėje. Tai būna tokių renginių, kur ir Klaipėdos universiteto buvo absolventų išleistuvės, kartu vedėm su Vilium. Mes dažnai vedam su Vilium, būna tokių renginių. Tas pasiskirstimas yra natūralus, yra renginys, yra poreikis ir tu matai, kas turi kompetencijų toje vietoje, kas neturi. Ir viskas. O realiai tai yra 3 karaliai yra renginių organizavimo įmonė, o vedėjai tai yra franšizė. Ir duodi jiems priemonės, įrankius, iškeli tikslus, mato standartą, turi tam tikrą ir svarbiausia atsakomybė. O kai žmogus atsakingai daro, tada visa kita ateina. Ir svarbiausia pajautimas yra. Nes daugelis renginių vedėjų, jie nebaigia renginių vedėjų, nėra renginių vedėjų profsąjungos ar sąjungos kažkokios, tai ar mokyklos nėra, profesijos tokios nėra. Dabar kultūrinės veiklos vadyba, aš buvau netgi 11 metų dėstytojų socialinių mokslų kolegijoje, bet ten vis tiek ruošiam mes kultūros vadybininkus, bet ne renginių vedėjus. Bet ir ten yra jau ne vieną kartą išleista renginių vedėjų, nes panašios tokios specialybės nėra, nes pagal išsilavinimą aš esu teatrologas, teatro kritikas ir turiu keletą išsilavinimų, bet visi jie yra apie kultūrą, apie meną, apie pop kultūrą, apie šou verslą. Nesuprantu, kad tai sako, čia žinai, atėjo, hi, ir viskas. Ne, yra daug mokslų baigtų, seminarų, veidoskaitos, Da Vinčis, yra daug dalykų praeita tokių, kad tu matai žmogų, turi reaguoti, žinoti, nuvesti, išvesti, psichologiniai dalykai įvairūs. Renginių vedėjo darbas, renginių organizatoriaus darbas nėra lengvas. Tai kaip mes jaučiamės kaip avelių ganytojai, kad turi nuvesti į tą derlingą pievą, o ne ant skardžio. Tai tą dieną, tą vakarą, tu kaip laivo kapitonas, tu vairuoji ir tada turi leisti jam taip pasijusti, kad tai būtų ne tavo pagalba, o jų pačių pagalba. Daug psichologinių momentų yra tame darbe, kaip ir kiekviename darbe. Bet tie, kurie gerai dirba savo darbą, kurie išmano tai, jie žino įrankius. Ir tiesiog dirba, o kiti atras dar. Šiaip tiek apie darbo lengvumą, kabutėse, tiek apie jūsų komandos atsakomybę. Tai labai gerai
praeito vilties bėgimo įvykis, kai, tai kas nežinote, dažnai savanoriauja Trijų karalių vedėjai ir dovanoja miestui savo paslaugas neatlygintinai. Ir 10 metų. Ir tiek Aurimas Sibuskas, tiek Tautvydas, jie buvo po šeštadienio renginio, Aurimas net nevažiavo namo, jisai autobusiukę pabėgojo, išlipo, pasiėmė kavos ir toliau neatlygintinai pravedė visą vilties bėgimo šventę. Tai bus ir šiemet. Kaip atsirado tas standartas, sakykime taip, ta dovana miestui, miesto bendruomeniai, kai jūs neatlygintinai vedate nedaug, bet keletą renginių? Nėra keletą, yra kur kas daugiau, nes yra dar kitokių įvairiausių labdaros platformų, su kuriomis dirbam. Bet Vilties miestas, tai yra įaugęs mumise, tai yra sava, tai yra mano bažnyčia, tai yra mano broliai ir kadangi įmonėje dirba irgi žmonės, kuriems irgi jaučiu tam tikrus šiltus jausmus, jie mane supranta ir pilnai priima, nes žino, kad lazda mylė turi 2 galus, kaip pasiklosi, taip išmiegosi. Ir klausimas, kur yra mūsų šeimos ratas? Jis apsibrėžia ties mūsų laiptinė, ties mūsų butu, ties mūsų namu, ties mama, tėčių, žmona, vaikais, ar mūsų šeima yra ir tas miestas, ir ta šalis, kurioje mes gyvenam. Ir mes to negalim ignoruoti. Ir turi duoti. Ir tu turi duoti. Jeigu neduosi, tu negausi. Taip yra, taip veikia. Aš tau duosiu, tu man atgal duosi. Jeigu aš tau taip duosiu, tu man irgi duosi. Tai labai daug dalykų. Mes tą suprantam. Mes galim būti negatyvus, taip užsidarę ir atsakyti, arba galim duoti šilumą, galim duoti šypseną. Taip yra daug lengviau. Kartais tai yra sunku, bet tai yra lengviau. Taip gyventi yra lengviau, duodant. Tai man dalintis nėra sunku. Turėjau daug renginių mieste, daug jų dariau, kol valdžia nepasikeitė. Tai dabar su bažnyčia, su kitais miestais dirbu ir man tai yra gera. Dabar planuose yra nupirkti vienuolyną. Vat keletą savaičių bėgių gal tai ir įvyks. Tai šiaip džiaugiuosi, kad yra galimybė dalintis ir būtame man patinka dalintis ir kelionėm, ir su laiku su tėvais, su vaikais, su artimaisiais, su savo kolegom ir kartu su miestu. O vilties bėgimo aš kaip vedėjo savęs neįsivaizduoju dabar, todėl kad aš turiu bėgti. Mano kitokia tarnystė yra, bet mano kolegos vedėjai tą daro ir jiems net nekyla klausimų. Ar jie bus pavargę, nepavargę, turės renginį, ar Vilniuje, ar Kaune, ar Klaipėdoje, ar Alytuje. Jie žino, kad tą dieną jie yra vilties bėgime. Ir jie to nori. Ir aš džiaugiuosi, kad tai priima. Ir mums tai yra be galo svarbu, kad vilties miestas mumis pasitikė jau daug metų ir leidžia būti to dalimi. Nes tai yra tikra. Tai yra vienybė, tai yra tikrumas ir aš neįsivaizduoju Klaipėdos miesto be brolių pranciškonų, be mūsų mažos bažnytėlės, be tos bendruomenės. Tai yra kaip vienas iš kūno dalių, kaip pirštas, kaip ranka, kaip koja. Ir tu jautiesi to dalimi ir tai tave prasmina savo mieste. Niekada medžio šakos į dangų nesiskleis, kai šaknis puva. Tai jeigu tu uždirbi pinigus ir tu nesidalini, esi užsidaręs, tai kiek ilgai tai bus? Tai reikia būti tokiam visuomeniškam. Bet ir jums dabar nebe taip reikia, jūs esate atpažįstamas brandas, bet tas dalinimasis ir prie marketingas netinkamas žodis, paklausos, tu nežinai, kada patiks, pamatys tą renginį, kaip veda tavo komanda, ar tu renginį, kurį tu padovanojai miestui ir sugalvos paskui pasikviesti į savo šventę. Mes niekada taip nežiūrim, tiesiog mes dirbam savo darbą, darom tos ir reelsus, ir marketinginius dalykus, bet žmonės atsirenka. Ir kas nori to tikrumo, tas, kas yra dalyvavę, jie visada grįžta. Jie mato, žino, jie jaučia. Svarbiausia yra tas pajautimas ir tada įvyksta ta energija. Tai mes labai kažkaip nesam tokie, kad imkit čia mus, kas norės, tas turės, o kas turės, tas supras, ką pasiėmė. Kiek išaugo
tiek tavo, tiek Trijų karalių brendas po pirmųjų televizinių projektų? Nei kiek neišaugo. Visais laikais mes turėjome apie 10 renginių vedėjų, tai buvo 12, tai buvo 6, tai buvo 8, tai buvo 9, tai buvo 10, tai buvo 11, dabar vėl 9, visada apie 10, nes suprantam, kad mūsų įmonė labiau augti negali, nes tada bus nebekokybiška. Kokybė yra be galo svarbu, tai jeigu vienas išeina, kitas ateina, pakeičia, kaip krepšinio komandoj. Turi tiek žaidėjų, kiek jų reikia. Ir daugiau tau jų nereikia, nes vieni sėdi, kiti žaidžia. Tada vyksta keitimas. Paklausa ar padidėjo paklausa Puteliko? Ne, mano pirmas televizinis projektas buvo 2014 metais, tai buvo Šok su manim, bet aš jau iki tol 10 metį dirbau kaip renginių vedėjas. Ir tada mane pastebėjo, pats pasisiūliau į Šok su manim projektą, jau iki finalo, tada Delfinai ir žvaigždės, tada vienas tėtis namuose ir tų projektų pasipylė, laidos, filmavimai, televizija, kas tampa tiesiog kaip gyvenimo dalis, palaikyti žinomumą, kad žmonės žinotų, kas tu toks. Vat ir Antanas kviečia, nes žino, kas aš toks ir kad yra turinys kažkoks, kurį galiu ištransliuoti. Tai be galo svarbu yra, kad žmogus, kuris turi talentą, kad jis jo dalintųsi. Ir nesvarbu, ar alkoholis, ar narkotikai, ar dar kitokios priklausomybės, bet jeigu žmogus turi talentą piešti, tapyti, kalbėti, bėgti, organizuoti, jis jo laikyti savyje negali, jis nebus laimingas. Nes žmogui yra be galo svarbus savirealizacija, o kiekvienas turime skleisti tą potencialą, kurį mes turim savyje. Ir daryti tai, ką sugebam geriausia. Tavim, Antanai, žaviuosi, kad tu imi, darai, nenuleidi rankų ir eini tą sėkmingą liniją, kuri, tai mane tai žavi. Jau ne pirmą kartą pas tave sėdžiu ir galvoju, kada tu pabaigsi su tais filmavimais, bet žiūrėt, tau patinka, tai... Nežinau, kai... Daug žaibo, šaunuolis, reikia... Kai nebeliks klaipėdiečių, ką kalbinti. O yra ką kviesti, o yra tikrai ką. Bet pagrindinė tema, ko aš tavęs pasivežiau, tai pakalbėti apie Klaipėdą ir pakalbėti apie tą Klaipėdos rinką, pavadinkime taip, nes tu tikrai esi tiek su asociacija Mano miestas Klaipėda, tiek asmeniškai suorganizavęs ne vieną kultūrinį renginį. Kaip tau atrodo, ar Klaipėdos kultūros gal ne pasiūla, nes mes pasiūlos jau turime, bet ta paklausa, ar jau atliepia procentaliai, bent jau Kauno, Vilnių su sostinės lyginkim, bet mes lyginamės dažniausiai su Kaunu, ar Kauno tą kultūrinį poreikį jau siekiam. Mes nesiekiam ir gyvenime nesieksim. Prieš tai buvęs meras Vytautas labai to norėjo, vežė labai didžiulius talentus ir į koncertų salę, ir į džiazų festivalį. Ir vis tiek mes, klaipėdiečiai, esam 4 vėjų miestas. Ir atrodo, čia susirink žmonės ir nesusirenka. Mes esam labai priklausomi nuo emocijos, nuo laiko, mes kažkaip sprendžiam čia ir dabar. Kaunas istoriškai yra laikinoji sostinė, ten yra daug inteligentų kultūros, kurie turi gilias tradicijas, gilias šaknis ir jiems yra be galo svarbu ir ta kultūra, tą, kurią jie turi, mes iš jų netimsim. Ir renginiai labai skiriasi, kuriuos aš darau Klaipėdoje ir kuriuos darau Kaune ir kuriuos darau Vilniui. Vilnius yra be galo laisvas miestas, kosmopolitiškas. Daug kultūrų, daug žmonių, greitai viską reaguoja, greitai daro, nesureikšmina. Kaunas sureikšmina daug, jie sureikšmina žmogų. Jiems svarbu yra prisiminimas, pasakymas, žodis. Vilniui labiau yra veiksmas. Žemaičiams patinka nekalbėti, o daryti. Einam ir darom, einam čia ir dabar. O Klaipėdos aš jau čia esu daug metų, bet iki pat šiol nesuprantu. Aš manau, kad mes klaipėdiečiai esam kaip tam tikri skandinavai. Mums yra sunku ištransliuoti žodžiais, kad patiko, kad mes mylim, kad tai yra svarbu. Po Antro pasaulinio karo čia liko gyventi tik 8 žmonės. Mes esam suvežtinis miestas, mes kaip koks Čikaga esam. Ir čia yra skirtingos patirtys, skirtingos istorijos, mėmelis, tai yra vokiškas paveldas, prieš tai mažoji Lietuva, paskui ordinai, atėmimai, vėl prijungimai,
mėtytis, vaidyti ir galų gale 100 metų esame jau Klaipėda. Esam klaipėdiečiai, klaipėdiškiai, vis dar sprendžiam klausimą, kad Dangė ar Danė. Ir tokių daug dalykų yra. Ir mes turim šiek tiek tokio net neištariu tos emocijos. Turim tam tikrų ne abejonių, bet šiek tiek laikomės atstumo, mes klaipėdiečiai. Ir mums reikia laiko, kad suprast, suvokt ir tai priimti. Bet kai priimam, to iš mūsų nebetimsi. Tai yra sava. Tai yra jau niekieno kito, o tai yra mūsų Klaipėdos. Ir mes nesam Klaipėdai susireikšminę, kad va čia dabar susirinks pilna salė, čia dabar mes tą turėsim. Kiek buvo televizinių projektų, tai dėka Gintaro ir Mindaugo Bendžių mes tapom super miestu. Jie mokėjo apjungti, bet vis dabar buvo choro karai. Klaipėdiečiai nepalaikė. Yra daug tokių dalykų, kur mes tiesiog nesureikšminam, kad tai dalyvauja mūsų miestas. Ir mums nereikia, mes iš Klaipėdos, mūsų įsikrūtinė, nes tą daro kauniečiai. Mes kauniečiai esam. Mes čia patriotai, laikinoji sostinė, gerai, jūs tokie ir būkit. Mes esam 4 vėjų miestas, mes šiek tiek uždaresni esam, mes žinome, kas mums patinka, ką mes mylim, ko mes norim, bet garsiai kartais neištransliuojam. Ir manau, kad turim tokį tikrą jausmą, gerbti kitus, matyti, kaip jie kuria, ką daro, įvertinti, bet ne visada pasididžiuoti. Tai be galo kartais yra ir kitiems renginių organizatoriams sunku atvežti kokį nors projektą čia, nes nežino, ar tas klaipėdietis ateis. Ir sako, kodėl vyksta Kaune ir Vilniui? Todėl, kad klaipėdiečiai neateina. Klaipėdiečiams to nereikia. Jiems masės nereikia, jiems užtenka buto, namo, draugų, žmonių. Ir pusė Klaipėdos jau gyvena Slengiuose, Turšeliuose, šitam gale už Plento, kas jau yra rajonas, o nebe Klaipėda. Dėl to pačiam centre mes turime mažai žmonių ir mes kuriam tokią labai simbolinę kultūrą, nes nesurenkam tos kultūros. Mums toli gražu iki Kauno, iki Vilniaus, iki tų 2%, kad surinktumėm. Dramos teatras, Šaunuoliai, muzikinis teatras, Žvejų rūmai, jie daro tos renginius. Koncertų salė. Man labai gaila, kad į koncertų salė tokius labai didžiulius kultūrinius projektus, tokius muzikinius, kad nebūna soldautai, kad nėra išparduota ir dar žmonės nesupranta tos klasikos, kuri duoda kitokį emocinį peną. Tai žinau, kad išsiplėčiau su atsakymu, bet tiesiog tokį identitetą Klaipėdos yra be galo sunku sukurti. Kaip po Antro pasaulinio karo jį reikėjo kurti iš naujo. Ir mes jį vis dar kuriam ir vis dar kursim. Todėl mes negalim tapatintis nei su Vilnium, nei su Kaunu, nei su Kėdainiais, nei su mano mylimais Viekšniais, nes ten tų žmonių kartos, jos buvo neišplėštos iš savo namų. Ir tos kartos žino, kokios gatvės, kokie žmonės, kokios emocijos, kaip mes tą maistą gaminam ir kaip mes darom. Duosiu tokį paprastą pavyzdį. Ir atvažiavo, vyras žmona susitokė. Sako, čia kepsim kalakutą. Ir jinai nukerta kojas ir tas kojas kalakutas skirai. Sako, kodėl tos skiritas kojas kalakutą kepi? Ta prasme, toj pačioj blėkoj, bet kodėl tas kojas, tu tiesiog taip suspaudai, nukerti ir, sako, taip darė mano mama. Nes skambina mama, sako, kodėl mes kalakuto kojas prieš kepdamos, sako, mes jas nupjaunam. Sako, nežinau, tai darė močiutė. Skambina močiutė, sako, močiutė, kodėl mes 60 metų, darom tą patį patiekalą per Kalėdas, mes kepam kalakutą, bet mes nupjaunam kalakutui, sparnelius, tos kojas nupjaunam ir atskirai darom. Kodėl? Jis sako, matai vaikeli, sako, prieš karą mano dujinė buvo labai maža ir netilpo kalakutas visas į dujinę. Sako, todėl mes taip ir darom. Kitą kartą mes nesuprantam, kiek tai yra tradicija, o kiek tai yra tam tikros patirtis. Kaip renginiuose, sako, mes per vestuves nenorim, kad jūs malkas kaldytumėt, lėkščią daužytumėt, būna dar tokių atsiranda. Tai nėra tradicija, tai yra muzikantų sugalvoti dalykai, kaip vedėjai turi savo dalykus, susigalvoja. Ir mes galvom, kad tai yra tikra tradicija. Tai, kad įvertinti ir žinoti, kas yra Klaipėda, kas yra jos žmonės, reikia pasidomėti pačią istoriją. Nes be praeities nebus ateities, nesuprasti ir dabarties. Todėl Klaipėda tikrai yra sudėtingas miestas, bet čia atvažiavus tau nerandas, bet gilus prisiminimas.
tu supranti, kad čia ir rūkas, ir tos žirafos, kranai, jūra, kirai, kur ir Yorkshire gali pagrobti ir šiukšlės kapsto. Yra dalykų, kurių neturi kiti miestai. Ir čia yra meilė, daug Vilniečių keliasi čia gyventi, jie supranta, kad tai nėra Palangos šurmulys, kad tai yra šeimos miestas, kuris turi 3 gatves, turi keletą naktinių klubų, turi keletą stiprių prekybos centrų, turi kultūros taškų ir turi tam tikrą susiformavusią nuomonę, kas tai yra gyvenimas ir jinai pakankamai yra uždara. Ir jeigu tu čia būsi, pritapsi, reikia laiko. Naujam atvykusiam žmogui čia reikia šiek tiek laiko, kad suprasti, kas yra klaipėdietis ir kas yra Klaipėda. Kadangi jau palėtei tą temą plačiai, tai kaip tu galvoji tos Klaipėdos siekius Europos kultūros sostinė tapti? Kad komanda yra, kad projektą parašys, kad bus kas vykdys. Tai yra faktas, buvo jaunimo sostinė, irgi veiklos vyko. Bet ar miestietis ateis, ar mes galime Klaipėdą pasiekti tą Kauno pasisekimą, nes Kaunas tikrai yra pavyzdys šito atveju. Aš manau, kad tau atsakiau, tai klaipėdiečių neveiks. Mes buvom jaunimo kultūros sostinė, buvo daug renginių, o tu paklaus dabar gatvėje, žinot, kad buvo Klaipėda jaunimo sostinėje, sakys, tikrai buvo? Manau, kad mes to dalykų nesureikšminam, mes jungiamės tada, kada mums iš tikrųjų yra svarbu. Jeigu grėstų kokia tikra, nežinau, karinis konfliktas ar kažkas, manau, tai sukrėstų, tai būtų jungiamoji grandis, kad reikia šitoj vietoj vienybės. O kad mes patapsim, tai yra garbė, tai yra gerai. Bet aš džiaugiuosi dėl to, todėl kad mes nesame egoistiškas miestas ir mes nevertinam medalių. Mums nereikia primestos garbės, kad mes esam tokie, mes čia tai pasiekėm. Pasiekėm, tai pasiekėm. Važiuojam toliau. O ką pirmadienį? O ką antradienį? O dabar toks esam. Pirmadienį vaikus į mokyklą vežu. Žinai, čia sekmadienį čempionų patapau. O ką trečiadienį? Mes labai to dalykų nesureikšminam ir neiškeliam. Aš manau, kad turim kitokį vertybinį pagrindą, kuris vis dar vystosi, mes nesam pakankamai toks atsipalaidavęs miestas. Aš dabar stebiu jį ir labai džiaugiuosi, jisai keičia savo veidą, jisai europėja ir daug verslų krantinė keičia. Tai nebėra vien gamybinis miestas, tai yra rekreacinis. Jisai auga, žmonėms yra atveriamos karantinės, yra kitokios galimybės, žmonės gali jaustis kaip tikrame europiniam mieste. Kalbu ir Lietuvos kontekste, Lietuva yra naujoji Šveicarija, mes esam skandinavai, viskas, mes bet kur atvykę, mums nėra brangu, mes savo galim leisti gerti kavą, kur norim valgyti, kur norim, nes tie eurai mūsų uždirbti ir Vokietijoje tie patys eurai yra visur. Ir mūsų miestas, ir mūsų šalis dabar išgyvena tokius laikus kaip prie Vytauto Didžiojo ir dar geresnius. Nepaisant to, kad gyvenam karo fone ir kur nereikėtų atsipalaiduoti. Aš manau, kad mes ne ten dedam akcentus. Aš manau, kad dabar kultūros skyrius irgi išgyvena didžiulius, tokį didžiulį epogėjų finansinį ir bilietiniai renginiai nebesurenka tiek žmonių. Todėl, kad miestai gali kviestis Prūsaičius, Mamontovus, Jessica Shy, mokėti už tai pinigus ir kam eiti dar mokėti į renginį, jeigu tu jau matei nemokamai. Aš manau, kad mes kaip Lietuva turėtumėm dėti kitokius akcentus. Klaipėdiečiai gal tokie yra, jie eina į šeimą. Tai matome pagal finansinės galimybės, nes namų ūkis yra užaugęs už miesto. Daug žmonių gyvena namie ir gyvena savo namų buityje. Ir tam, kad apsaugot tą namų buitį, mums reikėtų galbūt ir savivaldoj, ir Vilniuje, ir respublikiniu mastu įsivertinti, kiek mes skiriame gynybai ir kiek mes skiriame šou kultūrai ir verslui. Žmonės, kurie nori švęsti gyvenimą, jie gali tai daryti iš savo pinigų. Ir tos šventės nebūtinai pritrauks visi tie festivaliai, alaus šventės, ar silkių festivalis, ar jūros šventė. Taip yra tradicijos, kurių mes laikomės, bet ar reikalingi tokie didžiuliai finansavimai? Čia yra klausimas. Žmonės yra persisotinę. Ir aš manau, kad jeigu didesnę dalį, 60% tų pinigų, kas yra skirta ne pačiai kultūrai, bet renginiams ir renginių organizavimui mieste, ir tos tokios lėšos skiriamos, jos turėtų nueiti į gynybą.
ir tų blokų statymą, į dronų pirkimą, Ukrainos palaikymą ir persižiūrėti vertybės. Tai manau, kad Klaipėda tikrai nesureikšmina, koks atlikėjas koncertuos, kokį statusą miestas turės vienokį ar kitokį, ne. Klaipėda gyvena savo gyvenimą, o gyvena todėl, kad yra 200 km nuo kitų miestų. Jeigu mes būtumėm Raseiniai ir turėtumėm tiek daug gyventojų, arba būtumėm Kėdainiai su tokiu kiekiu žmonių ir Kėdainiai būtų prie jūros, mes norėtumėm kontaktuoti ir konkuruoti su Kaunu arba su Vilnium, bet mes esam už 200 ir 300 km. Mes kaip sala, mes turim savo atskirą gyvenimą. Ir aš nemanau, kad tikras klaipėdietis ten įsižeis, jeigu sakys, mes čia kauniečiai turim tą ir tą pasiekę, arba mes čia Vilnius. Mes priimam, aš tikrai nuoširdžiai priimu, sakau, šaunuoliai. Bet man to nereikia. Aš iš Klaipėdos, man to užtenka. Ir kai sako, ką jūs ten suprantat, klaipėdiečiai gyvenat prie tos, pelkės ten. Bet gerai, kai tavo galva yra antiek pilna visko ir tu nuvažiuoji prie jūros ir tas vėjas duoda į tą galvą ir tu toks grįžti galvoji, eik savo, kaip buvo gerai. Tas bangos, tas vėjas, tas molas, kuris beje galėtų būti su švyturiu, kuris galėtų būti, čia yra kita tema. Tai nežinau, aš esu romantikas, man Klaipėda yra viskas, mane daug metų viliojo Vilnius, Kaunas neviliojo, bet Vilnius tikrai, kad važiuoju, gyvenk, būk, nes yra galimybės. Ne, čia yra mano miestas, čia yra mano vaikai, čia yra mano gyvenimas, struktūra ir aš kitaip neįsivaizduoju. Ir truputėlį apie miesto kultūrą, ar prie šitos valdžios pasikeitimą, ar nesigauna išvičias dalykas, nes įprasta būdavo, kad didžiuosius komercinius renginius remia rėmėjai. Miestas prisideda tenais infrastruktūrom, dar kažkuo tenais tualetus pastato, bet remia jisai aukštąją kultūrą. Dabar kaip ir gaunasi dažnai atvirkščias variantas, kai čia buvo prieš porą metų, kai baletas ant sienų negavo finansavimo iš miesto, bet tom pačiu finansuojamas yra Silkės festivalis, kur, tai kur didieji rėmėjai, kur paliko, nes visi, tai viskas į jūros šventę nueina. Man yra sunku komentuoti, nes tikrai neturiu santykio su Klaipėdos miesto meru. Nenoriu, kad tai garsiai ištransliuoti, aš turiu savo nuomonę ir nenoriu pilti, nes ant manęs labai stipriai pylė, tai nenoriu neigiamos nuomonės formuoti. Tai yra be galo slidu ir sunku komentuoti tos dalykus. Meras turbūt turi savo liniją, savo matymą, jam puikiai sekasi, žmonės jo tiki, mes jį visi išsirinkom, balsavom, nebalsavom, bet mes dabar turim tokį, kokį turim ir turim jį palaikyti, nes kitu atveju mes vėl tada esam netikri, kam tada mes renkam, jeigu nesutinkam. Yra taip, aš iš kitos partijos pralaimėjom. Ir viskas, ir tu sutinki su to, ką žmogus daro, ir tu tai priimi, nes jis yra laimėtojas. Negali būti Antanai mes teisėjai šitoje situacijoje ir ieškoti, kas gerai, kas blogai, ir manau, mes turim palaikyti, kad ir kokią valdžią esam įsirinkę, ir jų sprendimus turim palaikyti, nes kitaip tai nėra demokratija. Mes esame gimę demokratiškoje šalyje, mes turim ginti demokratiją ir jeigu, žaidžia krepšinį 2 komandos, viena pralaimėjo. Jie sutinka su pralaimėjimu. Taip ir aš jaučiuosi pralaimėjęs ir aš sutinku su žaidimo taisyklėm. Ir aš žaidžiu pagal tas taisyklės. Tau noriu truputėlį paoponuoti, nes aš galbūt tik iš kultūros paveldo pozicijos, kadangi aš glaudžiai bendradarbiauju su miestiečių draugija ir kaip įprasta yra išrinkus, žinoma, žmogiška yra kitos situacijos, iš tos vienos pozicijos matosi kitaip negu iš kitos pozicijos, bet mero pozicija kultūros paveldo klausimų pasikeitė. Meras, kol nebuvo išrinktas, daugiau palaikė kaip tarybos narys, kaip visuomenininkas, kaip nuo uosto bendruomenės, Klaipėdos kultūros paveldo saugojimo situaciją, negu dabartinėje situacijoje.
Bet pereikim prie smagesnių dalykų. Tai aš jau minėjau, kad tikrai Trys karaliai yra visi jūs esate asmenybės, žinoma, taip ir turi būti, nes jūs vedate. Palaukiam, sugrįžkim prie kalbė apie paveldą. Šitoj vietoj aš irgi turiu savo nuomonę, paveldas yra paveldu, bet dabar čia žmonės gyvena, tarkim, atgimimo aikštė, ar ne? Ir dabar atgimimo aikštėje yra ten daug visko atrasta. Bet miestas praranda gyvybę, praranda ir laiko prasme ir viską, ir mes dabar turime aklavietę, mes nežinom, kur dingti ir ką daryti. Ir paveldas taip, bet mes turim reaguoti, o institucijos negali greitai reaguoti. Ir tą turėjom problemą, aš labai žaviuosi, jeigu taip atvirai, Lenkais. Lenkai greitai priima sprendimus. O mes su tais paveldais nueinam į tokią lyriką, kad Kapitonų namai, kurie yra Naujojo uosto gatvėje, yra hemorojus visai Klaipėdai. Ir yra keletą kultūrininkų, kurie gina šitą pastatą. Aš, kad ir koks būčiau kultūrininkas, aš esu, prisipažinsiu, gausiu daug heito už to pastato nugriovimą. Tikrai nugriovimą. Tai mes turėkim tą istoriją, tą paveldą, bet jis šiai dienai neatspindi mūsų poreikių ir ateityje jis neatspindės. Gal reikėtų perkelti į kitą vietą. Taip, atgimimo aikštė yra daug visko atrasta, daug yra visko, bet jis neleidžia miestui toliau augti. Čia kaip šitie paukščiai, kormoranai. Mes ginkim, turėkim, bet matom, ką jie daro su mišku, ką jie daro su mūsų žuvim, tą populiaciją reikia riboti ir dabar vyksta tie ribojimai. Yra dalykų, kur mes ginam, bet suprantam, kad tai turi ir žalą didžiulę, tai turim įsivertinti. Ir kad miesto mero pozicija yra pasikeitusi, tai galbūt, kadangi patapo meru, tai jisai mato globaliau visą situaciją. Ir tada tenka kažkur atstovėti save, o kitur tenka nusileisti savo vertybėm, nes sąlygos diktuoja tam tikras galimybės. Aš jo neginu, bet suprantu, kad yra situacijų, kur tu turi tiesiog priimti kitokius sprendimus, nei tu pasakei. Ir aš esu už paveldą, aš tikrai laukiu, kada paštas sužydės. Yra dalykų, man patinka raudonos plytos, aš seku, aš einu į diskusijas, ne diskusijas, bet dalyvauju jų renginiuose, seku juos Facebook, Instagram'e ir be galo didžiuojuosi Edita Valinčienė, kuri tai daro. Mane istorija žavi, man tai patinka ir mes daug dalykų darom, yra daug bažnyčių kelias Klaipėdoje, kokios turėjom, daug kultūrinių dalykų vyksta, bet tai gali ir likti kaip istorijos dalis, bet miestui reikia gyventi. Ir mes negalime nubraukti tų žmonių, tų verslų ir tų galimybių, kurie yra kūrėjai, verslo kūrėjai, kurie kūrė kitokią pridėtinę vertę. Aš tavim ginčičiausi dėl kūrėjų. Nes yra vieni, tavo kolega yra gaisrinės, bičiulis Sokolovas Evgenijus, kuris turi, renginių kombinatas. Renginių kombinatas, turi gaisrinę, jisai kūrė, bet bastionų namai, kurie žaloja visą miesto veidą. Ir dėl tos bendruomenės dabar keičiama yra visa miesto struktūra, vietoj vaikų aikštelės sovietinio projektą norima įgyvendinti. Kai šalimais viskas puiku, vėl taip man kaip tokiam mažai gal rankų į tą žemę įkišusiam, kaip kai kuriems kultūros paveldo mylėtojams. Irgi tas Kapitonų namas, taip aš sutinku, jisai gavosi šašas, tenais nėra sprendimo. Bet imkime, taršiausia situacija yra Bastionų tiltas. Gal paieškokim kažkokių sprendimų, kažkas, ypač kai yra istorikų, kurie yra svarstę kitokias galimybės. Mes pasiimam sovietinį projektą, sakom, mes vietoj vaikų žaidimo aikštelės statom tiltą, nes vienam verslininkui to reikia. Sutinku su to ir tau reikia ne viena verslininkui, nes verslę sukuosi jau 20 metų ir tą bendruomenę suprantu ir kokie vertę kuria. Ir čia kaip šeimoje. Miestas yra viena didžiulė šeima. Medalis turi dvi pusės, niekada nebus vienos tiesos. Taip, Bastionų namai, ar ne? Bet kiek turim aukoti kažką, kad čia turėti žmonių?
kiek mes turėsime žmonių. Tas dėžutės pristatytos, jos bus gražios, vienokios ar kitokios, pigesnės ar brangesnės. Tai nėra Memelio miestas, kuris tikrai Ingai Gusetinai didžiausia pagarba, kad tokie architektūriniai sprendimai, kurie puošia iš sandėlių, ir tai nėra labai pelningas investicinis projektas, todėl kad reikalavo didžiulių statybinių sprendimų, kad toks gražus miestas mieste atsirastų. Ir jis yra patrauklus visiems Vilniečiams, Kauniečiams, nes jie vertina ir supranta, ką jie perka. Ir ta kvadrato kaina yra didžiulė, nes jie žino, kad šitokioj vietoj, tokiuose namuose, su tokia įranga mes turim pirkti. Ir džiaugiuosi, kad ateina investuotojai. Sebastijono namai vėl kita medalio pusė. Ten jaunos šeimos, kurios renkasi ne Triušelius, ne Slengius, o renkasi Klaipėdos miesto senamiestį. Ir kas trukdo, nėra susisiekimo. Darželiai, mokyklos, reikia važiuoti didžiulį ratą ir miestas kemšosi. Aš esu vairuojantis. Man trūksta vieno tilto. Ar jis bus to aikštelėje, ar jis bus pastumtas į kitą pusę arčiau energijos, kuri irgi turėtų išsikelti iš miesto, nes irgi šašas yra ir yra projektai, žinau, kad kažkada turi išsikelti į Lezo zoną Klaipėdos energiją. Bet vėl, vietoj to žada statyti dar vieną Akropolį. Tai irgi toksai šašas Klaipėdos centrui. Dar iki to prekybos centro dar toli gražu. Manau, problema yra tame, kad dabar yra miesto augimas, aš norėčiau, kad jis būtų. Ir jį reikėtų priimti su dabartiniais sprendimais, todėl kad mes nesam įgalus. Mes apie tai kalbam, klausimas, kiek žmonių pamatys tai, ką mes kalbam. Ir kiek žmonių tai bus įdomu tai, ką mes kalbam. Kodėl normalūs žmonės į valdžią neina? Normalūs, ta prasme, kurie išsilavinę, turi aukštuosius ir yra nuo 25 iki 45 metų, kada yra imlus, turi energijos. Kodėl neina? Nes pinigus yra daug lengviau uždirbti versluose negu politikoje, nes politikoje mes šmeižiam, mes taškomės. Duosiu lengvą pavyzdį, aš kadangi kolekcininkas, labai įdomios istorija ir prezidento alga buvo 5,5 tūkstančio litų prieš antrą pasaulinį karą. Kai valytojos alga buvo 180 litų, karvė kainavo 300 litų, mokytojo alga buvo 550, tokia pat alga buvo ir policininko, bet Seimo nario alga buvo 2000, o Seimo pirmininko ir premjero 3000. Yra diferenciacija. O dabar pažiūrėkime mokytojo alga, jeigu jis nėra metodininkas, jo alga yra tokia pat kaip valytojas, kuri dirba 1,5 etato. Tai kodėl tada mes turime stengtis kurti Lietuvą kitokią? Mes nekuriam nuo pagrindų Vokietijoje, kad ir jie turi tvarką. Kodėl turi tvarką? Nes jeigu turi aukštą išsilavinimą, tavo alga yra jau didesnė 20%. Jau nekalbant apie tokius dalykus, kur žmonės kaip Europarlamentas, ar ne? 16-23 tūkstančiai eurų alga yra. Todėl, kad žmonės sprendžia Europos klausimus. O čia žmonės sprendžia Lietuvos klausimus ir mes veliamės į čekiukus ir aš suprantu, kad tie čekiukai yra natūralu, nes kai Seimo nario alga 2300, mano ofiso merginos tiek uždirba. O čia Seimo narys 2300. Mano akimis yra tai nepagarba. Ir mes jokios kultūros ir jokio identiteto ar jokios šalies, mes kol kas slystame ekonominių tokių, ekonomikos augimo banga slystame per gyvenimą. Bet mes neauginam politikos, mes neauginame kultūros, todėl kad tie žmonės dar neužaugo, o jeigu jie užaugo, jiems neapsimoka būti toj kultūrai, kur yra tokia neapmokestinta. Kultūros vadybai, tam savivaldybės ar respublikiniu mastu žvelgiant, jų įkainiai yra per maži. Ir tada mes renginių organizatoriai pasiimame pas save tokius žmonės, kurie turi talentus. Tai reikėtų mums investuoti į mokytojus, į pareigūnus ir į mūsų valdžią ir pakelti algas. Ir kai sako močiutės, už ką jie taip viską grobė ir ten grava čekiukai čia visą čia padarė. Ir taip bus toliau. Nesvarbu, koks žmogus ateis, tai bus toliau, nes mes žmonės norime gyventi geriau. Ir kai tu sumatai, kad tie žmonės, kuriais tu augai, jie uždirba pinigus versle, o tu eini už Lietuvą, dirbi dalykus, darai įstatymus,
ir tavo alga yra 3 kartus mažesnė nei tavo aplinkos, kur tiesiog ten kuria verslą. Tai manau, mums reikėtų daugiau pagarbos tiems žmonėms, kuriuos mes išsirenkam ir jais labiau tikėti. Taip, priežiūra yra reikalinga, ką daro spauda, tikrai už kultūrą. Žemaitaičio pavyzdys yra, matom, Lietuvos vienybė prieš tos, kurie nesupranta, už ką balsuoja ir ką daro. Remigijus Žemaitaitis daro didžiulę gėdą ir didžiulę žalą. Nebijau to pasakyti, yra gėda. Ir ta jo aplinka ir tai, ką jis įkūrė, aš išvelgiu didžiulę grėsmę Lietuvai ir džiaugiuosi, kad mes reaguojam. Ir tas kultūrinis pagrindas gal čia jisai sustiprės per šitą pusę, nes žmonės mato ir sako, kad ne, taip nėra, kaip tu sakai. O tam, kad keistųsi Klaipėdoj tokie dalykai, mums reikia architektūrinio stuburo, mums reikia kultūrinio stuburo ir reikia jaunų žmonių, kurie nebijotų eiti į valdžią ir kad jie gautų palaikymą. Mums reikia, kad tie nebalsuojantis 27 metais balsuotų, nes kitu atveju mes turėsime tai, ką tu dabar pasakoji, ir tai, kas nesikeičia ir kas nesikeis. Tai reikia pažymėti, kad prie dabartinio mero komanda yra pakankamai jauna. Aišku, yra hebros, aš taip pasakysiu, kurie tenais nebūtinai jie labai susiję su ta partija, bet po tos partijos sąrašo atėjo ir ne visi jie turi išsilavinimo. Bet yra Mantas Macikas, jaunas, perspektyvus politikas, kuris dirba mero patarėjų, jeigu neklystu. Galbūt, jeigu užsiaugins politinę patirtį, galės ir merą pakeisti, nes mums lyderystės trūksta. Ta komanda yra jauna, bet viešasis sektorius turi, pratęsiant diskusiją, tikrai mažai turi atlygio, pasižiūrėjus, kokį atlyginimą elementariai gali pasiūlyti tu į savo komandą ir kokį atlyginimą gali pasiūlyti Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras, viešoji įstaiga. Tai joks specialistas perspektyvus jisai tenais neis, nebent jisai tenais, čia padirbsiu, gausiu puikų gyvenimo aprašymą, gausiu patirtį ir išvažiuosiu į Vilnių, kur yra tikrai didesnis užmokestis, bet ten yra didesnis pragyvenimo lygis. Taip. Bet tas viešasis sektorius, ypač savivaldybėse, būtų galima pakelti padarius tą restruktūrizaciją, nes tu pats esi tikrai su viešais reikalais susidūręs ir Kafka turi procesą labai gerą romaną, kur nuo vieno langelio tave pasiunčia prie kito langelio, tada vėl prie kito ir taip vaikštai, tas biurokratinis aparatas yra absurdo romano lygio. Tikrai taip. Bet iki to dar mūsų valstybei daug augti. Tai kas, eikim prie žymių žmonių, tu esi influenceris, tiek Aurimas, tiek Vilius yra influenceriai tavo komandoje, kurie yra jau kertiniai nariai, nes tiek Nijolė, kuri prisijungė vėliau, jau atėjo su savo brendu, tiek Šimelionis su savo jau brendu atėjo pas jūs. Kas tavo manimų Klaipėdoje be Aurimo Mockaus turi didžiausias auditorijas? Nes Aurimas tikrai pasiekė, aišku, didžiulio žygdarbio dėka, bet jį žino, manau, Klaipėdoje didžioji dauguma miestiečių. Brolis Benediktas, kuris kitam statuse dabar, tai manau, jis galėtų turėti labai didžiulę auditoriją. Dabar jo viešumoje labai, jisai yra, bet jo socmedijoje niekur nėra, o galėtų ten būti. Jisai buvo kelrodė žvaigždė ir daugeliui, ir daug dalykų darė. Ir nežinau, yra tų daug influencerių, bet kad jie būtų kūrėjai motyvacijos, kurie motyvuotų žmonės, tai nėra daug. Aurimas Mockus yra tas, kuris tiki ir jo tiki. Ir aš tikiu. Ir daug kas jo tiki. Nes žmogus yra sąžiningas prieš save. Jeigu jis imasi, jisai padaro. Tai tas be galo žavi. Kalbant apie, nežinau, kažkokią tai kultūrinę pusę,
Mane žavi Eglė Skaitė, jinai be galo laisva yra aktorė, klaipėdietė, yra daug tų dramos teatros aktorių, kurie, Jonas, nepasakysiu pavardės, labai geras aktorius, jie nėra labai influenceriai, bet yra tie žmonės, kurie daro ir tiki to, ką daro, ir tokių žmonių yra labai daug. Tai nežinau, sunku atsakyti tavo klausimą, nes tų žmonių, tokių influencerių, kurie kurtų kitokį turinį, kuris nėra tik tais ką aš darau, bet yra ką mes visi galbūt užmirštame, kad dėtų tas vertybės. Tai neatsakysiu tavo klausimą. Nes Eglės tikrai puikus pavyzdys to, nes tikrai mano miestas Klaipėda turėjo daug kūrėjų, bet jie vis didžioji dauguma buvo ne influenceriai. Taip. Ypač broliai Bendžiai, kiek yra padarę Klaipėdai, visas 2000-ųjų pop gyvenimas sukosi būtent aplink Klaipėdą, bet jų net interviu labai daug nerasi viešoje erdvėje. Nes jie yra prodiuseriai. Jie turėjo grupę, kitas, duokis, man širdis neleidžia. Trumpas sujungimas, jie buvo broliai Bendžiai, Nerijus Ivanauskas, jie buvo tryse, o paskui perėjo prodiusavimo, o Nerijus į renginio organizavimo, ir jie liko už kadro. Taip, bet jie kūrė labai didžiulį identitetą, labai gaila, kad Gintaro nebėra mūsų tarpe, jisai buvo tikras klaipėdietis, kad ir iš Plungės, bet jisai visą meilę Klaipėdai. Ir darė dėl miesto labai daug. Tai yra skaudus praradimas ir miestui, ypatingai broliui, aplinkai, tai yra ta netektis, kur tikrai miestui pasijautė. Bent jau iš tos pusės, ką aš matau, kuom aš gyvenu, tai labai pasijautė. Ir man dėl to yra irgi labai nesunku, bet galbūt gaila, ir per savo gimtadienį tylos minutė buvo skirta būtent jam, nes tai žmogus, kuris irgi tikėjo, kūrė ir darė. Tai per istorijas išeina, išplaukia daug tų žmonių, kurie daro. Žaviausi Edita, kuri turi tas plytas raudonas. Man ta istorija labai patinka, ką daro. Yra daug žmonių, kuriais aš žaviuosi ir stebiu juos jo aplinkoj. Gaila, nėra tokio, kaip yra jaunimo apdovanojimai, kad būtų kultūros apdovanojimai, kas prisideda prie miesto gyvenimo, nes tikrai kalbinu Editą ir tai yra sėkmingiausias nekomercinis, ne pop, o apie miestą projektas, ypač tos diskusijos, sutraukia tikrai didžiausią auditoriją, daugiausiai peržiūrų yra sulaukusios tos diskusijos, manau, negu bet kuris klaipėdietiškas video, ir manau tikrai net ir varžosi su to naujų Klaipėdos himnu, tų diskusijų peržiūros. Pirmasis aš pradėjau diskusijas, rašiau projektą, jį laimėjau, paskui gavau iš dabartinės valdžios per kepurę labai stipriai ir nebepuoseliau ir nebekuriu ir nebedariau. Jo, tu su mano miestas Klaipėda dar turėjai, būtent kai kalbinai tos žmonės su savo kolegomis. Skaitydamas apie tave pasižiūrėjau, kokius straipsnius apie tave rašo, ir vienas iš buvo, kad tu esi išrankus valgytojas. Ne išrankus. Čia aš esu galbūt tikras klaipėdietis, man daug nereikia. Jeigu atvirai, mano pusryčiai yra grikiai. Arba grikiai su tunu. Mano pietai gali būti grikiai su tunu. Vakare gali būti tiesiog grikiai. Aš daug metų labai valgau tą patį maistą ir manęs Mišelinas nesužavės, kad čia tai labai brangus patiekalas. Dabar buvau verslo pietuose, susimokėjau už 65 eurus, buvo skanu, bet žinau, kad man tai yra per brangu, nes aš esu pratęs prie paprasto maisto. Aš dėl tavęs esu su verslo pietum pasimojęs. Tu reklamavai Dubysos gatvėje. Taip. Ir ten tikrai kokybiškas maistas, bet kai tu eini į tokią įstaigą, į tokį maitinimo vietą, tu tikiesi kainų panašių kaip Stasio kampas. Taip. Ir kai tu nueini ir gauni dvigubą kainą, nuo to yra toksai lengvas šokas. Bet aš vis tiek išrinkau porą klausimų, kur tu nueitum pavalgyti. Ir pirmas yra, kur tu su vyriausia dukra, ypatinga savaitgalis tėčio ir dukros, ir nori nueiti kažkur tais, kur tu eitum?
Mes kiekvieną rugsėjo 1 švenčiame gaisrinį. Gaisrinė tas maistas ir tas vaizdas. Tu esi centre, matai meriją, matai vandenį, matai žmonės ir tu valgai pas savo draugą. Aš esu toks šiek tiek žydelis. Man patinka, kad tai būtų susijęta su manim, su mano aplinka. Jeigu būtų labai ypatinga, eičiau į Ruonį. Nes Ruonis tai yra ta vieta, kur skanu, jūra ir šiltas prisiminimas. Buvo nuo klasikos, užmiršau jau. Toli nuo klasikos. Tai pas Žilevičią. Tai man ten labai patikdavo. Ten veščiaus ir kitus žmonės ir parodyti, kaip gali būti. Ten yra tikrai kosmodromas, eksodromas ir visi kiti jausmai, kas tu valgai ir nesupranti ir galvoji, čia galima kurti apie Žilevičią filmą, apie jos maisto kultūrą. Ir gaila, kad dabar neturime tokio taško, nes tai yra be galo svarbu. Nes mes esam klaipėdiečiai tie, kurie neeksperimentuojam. Jau. Mes turime nusistovėjusias vietas, kur valgome pietus, pakeičiam keletą vietų, bet draugą gerą, kuris atvažiuoja iš Vilniaus, aš nusivešiu į Pepergrėjų, Bangų gatvėje arba į pietinę miesto dalį, nes pats Armėnas iš širdies tai daro. Tai yra tų taškų, kur man yra gera važiuoti, kur aš noriu važiuoti ir man tai teikia be galo didžiulį malonumą. Mane dažniausiai klaipėdiečiai sutinka Stasio kampe, kur valgau kalakutienos arba tiesiog kukulius su grikiais ir salotom, arba kokios sriubos. Ten tikrai mane dažnai mato Eldorade, nes man patogu, gyvenu Manto Gerkaus gatvėje, man ten yra skanu. Tai yra tokių taškų, kurie mano gyvenime atsikartoja. Gaila, pramogų bankas dabar Easy Lounge'as užsidarė, laukiu, kada Žvejų gatvėje naujoje vietoje atsidarys. Man jų maistas labai patinka, pagarba Mantui Česnakui, pagarba Barborai, kurie ten daro ir kūrė. Ir nuo to nėra, kad ten milijonais, bet jie stengiasi dėl žmonių. Tai yra vietos, kur žavi patys savininkai, nes čia yra istorija. Ne maistas, bet tai, kas daro tą maistą. Tai man yra be galo. Žvirblio puota, faina vieta, Musango kava, man labai patinka. Kavą gerti tokiuose vietose pas tokius žmonės, kurie yra šiek tiek išskirtiniai ir kuria tą mūsų miesto veidą. Ir kuria tą identitetą per taip, kaip jie supranta. Ir todėl Klaipėda yra kitokia, todėl kad įsileidžia visokias kultūras. Mes toks esame tikrai populistinis, internacionalinis miestas, daug įvairiausių bendruomenių, rusų, ukrainiečių, armėnų, daug įvairiausių kultūrų čia yra ir jos turi savo vietą ir mes juos priimam ir tiesiog draugiškai gyvenam. Tai nežinau, ar atsakiau tavo klausimą. Atsakėjai visus klausimus. Iš karto, bet tau labai pritariu dėl tradicinių vietų, nes mes matome daug centriniai miesto dalyje, senamiestį, užsidarančių barų, bet yra 2 barai, kurie veikia jau nežinau kiek amžiaus. Tai yra Centro baras visai šalia tavęs ir yra tenais tokia kitokia reputacija, bet jisai veikia ir savininkai šiaip labai yra įdomus asmenybė. Ir yra Tiltų baras, tokia vieta, kur nesupranti, kaip jie išsilaiko, nes publika kitą kartą jis labai vėlai pradeda rinktis, arba kas užsuka, kas praeina, bet ta vieta visą laiką buvo ir manau bus, ypač bent jau kol tie savininkai bus, tai tokios neatrastos vietos, kurios yra miesto tradicija. Žinau, pasakė, reiks apsilankyti, nesu buvęs nei vienoje vietoje, nei kitoje vietoje. Tiltų barą labai rekomenduoju. Jisai tenais yra... Aš žinau, kur yra Tiltų baras, tai tiesiog aš nevartoju alkoholio. Tai kavos. Kavos, į Tiltų barą kavos, taip. Dar sūrio piršteliai. Tai klasika, senamiestis irgi. Turim tokius. Bet senamiesčio barą visi žino, net esame eksportavę į Vilnių šitą produktą. Taip. Bet dabar apie tavo kelionės, nes tikrai keliauji daug, ypač po karantino pradėjai, gal per karantiną, kai šiek tiek atsilaisvino, kada padaugėjo tavo kelionių? Visą gyvenimą jos buvo, aš nežinau, kiek trunka mūsų pokalbis, tai žiūrovai jiems dar bus įdomu išžiūrėti visą tą podcastą, kiek čia valanda trunka pas ją? Įvairiai, kiek eina pokalbis. Tu žinai, kad manęs nesustabdysi. Dabar yra balandžio mėnesis. Šiais metais jau turėjau 4 keliones.
Sausio 1 keliavau į Švediją slidinėti su vaikais. Vasarį važiavau su vaikais slidinėti į Slovakiją. Kovą aš važiavau ir net jau užmiršau, kovo 1 išvykau į Pietų Ameriką, Kolumbiją, Argentiną, Braziliją ir Urugvajus. Grįžau savaitę laiko Lietuvoje ir balandžio 4 išvykau savo mamą, krikšto mamą, su jo antrom pusėm išvykau į Ispaniją ir Gibraltarą. Su dukra keliausim į Škotiją, su dukra keliausim dabar į Australiją, tada keliausiu į Afganistaną ir šiais metais baigsis. Ir tai bus 10 kelionių šiais metais. Taip, aš daug keliauju. Labai daug keliauju ir jos tikrai dauguma atsirišo po COVID-o, nes COVID-as buvo sustabdęs mus visus. Man reikėjo surinkti save, susidėlioti dalykus gyvenime ir dabar noriu pakeliauti. Tai man yra 43 ir tikslas yra iki 50 metų surinkti 100 šalių. Tai metus turiu keliauti 7 kartus ten, kur nesu buvęs. Tai stengiuosi dabar taip ir daryti. Tai daug keliauju ir visur taginu Latviją. Čia per karantiną atsirado šitas bairis, ar ne? Taip, atsirado per karantiną, kad keliauju į Latviją, nes niekur keliauti buvo negalima. O vėliau gavos taip, kad o koks skirtumas, kur aš keliauju? Ar tai tenkint savo ego, kad aš Maldyvose, ar aš ten Amerikoje, ar dar kažkur, tai tiesiog į Latviją keliauju ir viskas. Aš mėgstu Latviją, man patinka Paldijas, Laidzyvų tautų draudzavo. Bet aš tavęs noriu paklausti apie Sirijos kelionę, kur tu su Bertuliu keliavai. Ar tai buvo toliausiai nuo civilizacijos, mums įprastos civilizacijos, kiek esi buvęs? Ne, toliausiai nuo mums priimtinos civilizacijos aš esu buvęs Indijoje. Tai Indija yra ta šalis, kur mes, jeigu norime sukrėtimų, jeigu yra pilnas užpakalis visko, reikia nukeliauti į Indiją ir pamatyti, kaip yra žalojami, traumuojami vaikai dėl išmaldų, auginami bačkoj, kad jie taptų krabais, vorais pagal kūno formą ir taip uždirbinėtų didžiulius turistų pinigus tiems dileriams ir toms gaujoms, kurios taip augina. Ir tuo pačiu tu matai tą didžiulę tokią kitokią komerciją ir tuo pačiu matai didžiulę meilę, energiją, atsipalaidavimą, kai karvės vaikšto bėgiais, jas nuvaro, kad traukinys nenutrenktų, kad jie miega bet kur, jie pleda pasikloja vidury prekybos centro ir miega, valgo, taisosi arba traukinių stotį, tu apeini ir supranti, kad žmonės visai kitaip gyvena. O mano antroji kelionė, kuri taip nunešė visai kepurę, tai buvo Sirija. Sirijoje mus vienam, ne Damaske, bet kitom istorinėm mieste buvo užpuolę, ne mus pačius, bet patį miestą kurdai buvo užpuolę. Matėm ir susišaudimus, ten dar vyksta kovos, kurios nėra pavojingos turistam. Nes turistai Sirijoje yra be galo gerbiami, nes iki 2009 metų šalį aplankydavo 5 milijonai Damaską. Tai yra istorinė vieta, kultūrinė vieta ir jie plūsdavo turistai. Ir dabar jie turi 5000 turistų per metus. Tai jiems yra nokautas, kaip pavadinti. Jie net juos riboja amerikiečiai elektra, kad jie nesidarytų. Yra miestų, kuriuos tikrai valdo separatistai, bet yra sutarimas, nes karo niekas nebenori. Ir tikrai yra Al-Qaida po kitą vėliavą ir reikia dėvėti visus šydus moterim ir elgtis pagal tam tikras taisyklės, jokių šortų negalima. Yra daug taisyklių ir tu matai, kad vieną miestą valdo viena organizacija, kita, bet jos tarpusavy sąveikauja, nes niekas nebenori karo. Ir ėjom su Bertulijom naktį ir barzas, kad mums pakoreguotų ir skustų ir apskustų ir su peiliukais skuta vietiniai ir angliškai nekalba, bet gestais per Google Translatorį rodo, kalbam, bendraujam ir be galo nuoširdūs žmonės. Ir kai tu nuvyksti į šalį, kuri yra šalinta karo, kai ir dulkės vis dar dabar ir net jie neatsistato, nes neturi resursų, iš ko jie tik šluoja, tvarkosi ir tave priima, tau duoda daug dalykų nemokamai. Ir tada nebesupranti, nes esam visko pertekę ir tokie uždarų žmonės, mes nesidaliname taip, kaip dalinasi tie, kurie nieko neturi. Ir būnant ten eina šiurpas per kūną, nesupranti, kad žmonės nieko neturi ir tau duoda. Ir tada galvoji, kodėl reikia keliauti gyvenime, kad suprasti, koks tavo kiemas, kokia tavo širdis yra, ką tu kuri ir ką duodi ir ką tu gauni kitur, svetur. Ir kai pamatai, kad žmonės tokiam skurdė
taip gyvena ir tokia atvira širdim ir tokie laimingi. O laimingi todėl, kad nežuvo. Gyvi. Jie yra gyvi. O mes tą gyvybę kartais, taip net ne kartais, o dažniausiai net nevertinam. 2 rankos, 2 kojos, galva, bendravimo laisvė, kalbėjimas, valgymas, jautimas, žiūrėjimas, bendravimas. Taip, yra daug problemų, kurias mes šiandien lietėm, kalbėjom, bendravom, kiti turi dar didesnių problemų. Bet visame tame mūsų gyvenime svarbiausia žinoti, kad atėjai vienas ir išeisi, o visos problemos yra tik tais tavo pasirinkimas, kaip tu su jom susitvarkysi, kaip tu jas identifikuosi, didelė, maža. Vienam didelė, kitam maža ta problema, tam, kuriam yra maža, kitam yra didelė ir mes skirtingai viską mąstom. Ir matom, turi vieną mašiną, nori kitos, turi vieną moterį, nori kitos, jis galbūt nori tos. Ir taip mes visada norim, nori. Ir dėl to mums reikia sustoti, nueiti į bažnyčią ir suprasti, kad ne rezultatas, o procesas yra laimė. Laimė kasdienybėje. Laimė būti, jausti, valgyti ir būti. Ir Sirija tikrai dar kartą patvirtino mano įsitikinimus ir mano vertybės. Pamatėjai, kaip Bertulis turi tokį ypatingą keliavimo būdą, kurdamas turinį jisai keliauja, nesigundai pats pabandyti daug dabar keliaudamas, gal ir aš galėčiau kokį nors projektą prasukti ir parodyti tas vietas, kur keliauju. Nežinau, tai nėra mano gyvenimo kelias. Man patinka keliauti. Aš deduosi į tos turinius, bet aš nemėgstu, nežinau, filmuoti taip, kad tai būtų nedirbtina, bet ta prasme, kad tai taptų darbas. Jau. Man kelionė nėra darbas, man kelionė yra atsipalaidavimo forma, man yra prisiminimas. Ir aš stengiuosi sugerti tą šalį ir tą prisiminimą į save ir prisiminti vėliau. Bet aš džiaugiuosi, kad man tai pavyksta, daro, Aurimas Mockus tą daro, yra žmonės, kurie, Danas Pankevičius, kuris apkeliavęs visą pasaulį, yra daug dabar, kad ir Žemaitis, Kontų, Šepetį, ar ne? Samoška, taip. Daug kas kuria ir daro. Tai lai tai daro, jiems tai puikiai sekasi, aš esu renginių vedėjas, renginių organizatorius, aš ten darysiu, nes ten jaučiu prasmę, man tai yra svarbu. O mano hobis istorija, mano gyvenimo būdas yra kelionės, tai kelionės ir lieka kelionėm. Ir pabaigai apie daug tikrai per pokalbį minėjai, bet apibendrinkim, top 3 dalykai, kas tau padeda ant žemės išlikti, kai viskas vyksta, tikrai tavo gyvenimo būdas yra 5 pavara. Yra net, aš automatu važiuoju. Taip. Top 3, čia kaip vertybės? Arba būdai. Būdai, išlikti žmogumi? Ant žemės įsižeminti. Va čia ir dabar likti. Aš jau paminėjau, vienas atėjai, vienas ir išeisi. Be tavęs pasaulis sukosi ir pasaulis suksis be tavęs. Nesvarbu, ką tu atėjai, kaip atėjai, svarbu, kad po savęs palikti mažiau prišiukšlintą žemę. Išeiti švarę sąžinę, gyventi taip, kad kartais būtų gėda prisiminti, bet būtų gėda prisiminti, ką padarei, o ne ko nepadarei. Ir daryti, visą laiką daryti. Aš esu už veiksmą. Pats įsižeminimas, tai kaip ir minėjau, nesusireikšminti. Nes buvo akimirkų, kartais dar būna, kas gauna eterio sužvaigždėjo, tikrai buvo ir mano gyvenimo kely, bet paskui gyvenimas tave nuleidžia ant žemės. Nuleido ir mane. Tai to fakto neužmirškit. Mes turime labai ribotą laiką čia žemėje. Išnaudokite jį, gerbdami kitus. Tai čia buvo renginių vedėjas Remigijus Žiogas. Ir komentaruose būtinai parašykite, kiek jums liko iki tų 100 šalių, kaip Žiogas paminėjo. Tai ačiū, Žiogai, už tavo laiką. Aplankiau 70.